19 taškų. Taigi, turbūt nereikia ilgai spėlioti, kas yra. Ir gali būti pavojinga situacija. Panova kamuolį atmuša, čia reikia kontratakuodamos. Tuo tarpu čia Lidiane Ribeiro baudos aikštelėje. Perdavimas labai pavojingas perdavimas. Jokina. Labai geras perdavimas ir čia Pirvyžnik, smūgis kairė koja, ko gero. Sandėliuose darbas nestoja ir savaitgaliais. Labai pavojinga situacija ir pirmasis įvartis. Ne, nuošalė fiksuojama, nes pakilo vėliau. Du susitikimai buvo sužaisti, dabar palaukiam, čia gali būti pavojingas smūgis ir labai pavojinga aplenkė turnyro lentelėje Žalgirietės futbolo akademija Šiaulius. Čia Transinvest ataka ir 1-0. Puikiai Transinvest ataka. Geras perdavimas, berods Rajanė Molenar muša įvartį, jai atliko perdavimą. Blaževičiūtė, Pirvyžnik baudos aikštelės, smūgis ir kamuolys liečia skersinį bei palieka. Dabar eilė atėjo pademonstruoti savo sugebėjimus jau Gintros futbolininkėms 1-1, smūgis ir rezultatas tampa 1-1. Kenny Johnson lygina rezultatą, labai įdomi atkarpa, prieš tai matėme įvarčio, ką mes ir matome. Blaževičiūtė įsiveržė į baudos aikštelę, puikus perdavimas Mikutaitė ir fantastiška ataka, vėl viskas kaip iš NATO. Justina Blaževičiūtė įsiveržė, visgi pademonstravo, kad gali. Čia gera situacija, Pirvyžnik ir dar vienas įvartis. 3-1, kraštą. Dar kartą Kubiliūtė. Na ir štai, dar koks momentas, kuris baigėsi dar vienu įvarčiu ir vėl jau ta pati grandis, apie kurią sakiau. Kristinos Pirvyžnik. Praleistų 3 įvarčius, tuo labiau, kad dar jos ir atakuoja vėl varžovų vartus. Smūgis, po kurio Margalit. Baudos aikštelė keliamas kamuolys ir štai taip. Rezultatas tampa 2-4. 2-4 ir dabar jau 10 numerį sveikina komandos draugė. Kristina Pirvyžnik be abejo yra centrinė, turbūt daugumos atakų figūra ir dar vienas Kristinos Pirvyžnik perdavimas ir puikus atakos užbaigimas. Valgina kairėn. Į baudos aikštelę dabar skrieja perdavimas ir dar vienas. Gražiai atidavė kamuolį Gintro žaidėjai ir puikiai prasmūgė.